4, 3, 2, 1, startas! Justina Bagnytė ir Nasras Melburnas kroso distancijoje. Neperšok. Neperšok. Čia ten neėjom, šios tai mergaitė. 2 kartus čia tokio šlaito. Nu, šok. Oba, gerai. Ir galiu pasakyti, kad Justinai Bagnytei, kuri gimė augo Ukmergėj, tai yra pirmasis krosas jos sportinėje karjeroje. Yra jinai bandžiusi konkūrų rungtį, jojimo rungtis, netgi šį sezoną ir sėkmingai 20 baudos taškų jau ties 5-ąją kliūtimi. Arba štai panašiai tokiu greičiu turėtų judėti raiteliai tuose distancijos vietose, kur yra lygesni praėjimai tam, kad tilpti į laiko normą. 6-oji kliūtis be klaidų, galingas Vilniaus žirgyno augintinis Melburnas. Jam taip pat kruose viskas pirmiena. Kaip matėme, patirties neturi nei raitelis, nei žirgas. Na ir kliūtis, aišku, atitinkamo mastelio yra. Antroji klaida kruoso distancijoje ties 10-ąją kliūtimi dar 20 baudos taškų. Ir tai yra paskutinioji leistina tokia klaida, norint finišuoti kruoso distancijoje. Fainė. Papilio gudrus per šoną. Maladėčiai. Ir dabar ilgas praėjimas iki paskutiniosios kliūties ir finišas. Na ir kaip matome, aš sakiau, tegul neklaidina, gana nedidelis pasiūlytas jojimo tempas nei raitelių, nei žiūrovų. Tačiau norint tilpti, negalima daryti klaidų pirmiausia ties kliūtimis. Toliau negalima gaišti distanciją.